Labas, labas. Šiandieną jūsų mylimiausia kristalų fėja pasižiūrės į jūsų angelų žinutės. Nerealiai džiaugiuosi jūsų atsiliepimais ir kad dalinatės, kaip tiksliai ir greitai išsipildo būtent šitos angelų žinutės. O asmeninėse konsultacijose labai dažnai būna daug ašarų, bet ir iš laimės, ir iš suvokimo, kai palieti tiesą ir kai atveri viduje tą esančią informaciją, kurią labai dažnas netgi jaučiate. Ir sakote, bet aš taip maniau, arba aš taip sapnavau, bet aš taip ir žinojau, ir gaunate patvirtinimus. Ir aišku, būna labai jautrių žinučių, visokių, ir iš mūsų protėvių, ir visokių tų žinučių. Tai kas nori asmeninio skaitimo, tai rašykite man asmeninę žinutę, susitarsime dėl jums patogaus laiko. Na, šiandien yra bendra tokia informacija, ką nori perduoti angelai. Aišku, asmeninėse konsultacijose tai mes žiūrim, ką nori perduoti būtent tavo angelai, būtent tau. Ką tavo siela, kad tavo vidus, kad tavo vidinis pasaulis nori perduoti būtent tau arba tavo vedliai. Na, o čia dabar bus bendras. Na, tai pasižiūrėkime, ką jums svarbu yra žinoti. Ir dar šiandieną aš pasirinkau vieną sielos žinutę. Žinokit, sielos žinutės būna tokios geros, taip gerai paspardu užpakaliuką ir sakai tiesiai, žinokit, tiesiai į širdį, žinokit, tiesiai į smegenis, tai visi atsakymai būna nerealūs. Tai, ko jūs negirdite arba apsimenat, kad negirdit. Tai pradėkime nuo angelų ir pirmasis angelas pas mus yra archangelas Michaelis. O Dieve, šitas koksai stiprus, koksai nuostabus angelas. Mūsų asmeninėse konsultacijose aš irgi kartais jį pasikviečiu. Taip, jisai nori pasakyti, kad tu nesi viena, nesi apleista, nors galbūt dabar taip galvoji, kad tave visi pamiršo ir visata ir visi. Ir visą laiką, kai aš pradedu skaitimą arba turiu asmeninės konsultacijas, visą laiką mūnė ateina ir miauksi už durų, tai turėjau ją įsivaizduoti. Taip, tai archangelas Michaelis sako, net jeigu ir jautiesi dabar, tik nelysk į kadrą, jeigu ir jautiesi dabar nusiminęs arba kažkoks apleistas, kažkokios sudėtingos gyvenime situacijos ar ne, nesusidėlioja, tai tikrai nesi apleistas, būtent šitas angelas rūpinasi tavo apsauga ir tavo gale ir tavęs palaikymu ir tavo pačios angelai arba pačio angelai, bet ir būtent tik nenumest telefoną, ačiū, bet ir, Timonė mažytė, bet ir rūpinasi tavimi. Tai tikrai nesi nei pamirštas, nei kažkaip tai apleistas, žodžiu. Taip. Šiandieną pas mus susirinko labai daug gražių sielų. Munytė. Dabar kortas pradės nutraukyti. Visas susirinko daug gražių sielų, kurios tikrai turi savyje labai daug meilės ir gebėjimo apskritai pakylėti žmonės, įkvėpti žmonės. Tokios gražios sielos, kurios turi labai daug šilumos ir labai daug meilės. Tai nepaskeskite baimėse, pavydę, neapykantoj, išlikite toje šilumoje ir toje meilėje, ar ne? Po to mums taipogi pataria stebėti savo mintis, kas tavo mintise, didžiąją laiko dalį, kokios pas tave mintis galvoje, ar ten vien negatyvas, vien keiksmai, vien kažkokie pykčiai, neapykantos, ta prasme, pastebėk, gal tikrai didžiąją dalį savo dienos, pas tave vien negatyvas, vien kažkokie pavydukai, piktukai, šitas paršelis, šitas, žinai, dar kažkoks tai, viskas bus gerai ir vėl, žinai, nes tu pati kuri savo rytojų ir būtinai turi labai kontroliuoti, nes biški pasidavė tai tėkmiai negatyvo. Taip, toliau pas mus yra kvietimas, šaukimas būtent pradėti eiti savo sielos keliu. Ir va šitas nubudimas, kurį tu jauti, arba transformacija, kuri vyksta tavo gyvenime, panaudok tam įsukimui, ar ne, visus savo talentus, visas savo žinias, viską, ką tu turi, visas savo patirtis, visas savo praktikas, nes kartais žmonės galvoja, čia niekam nereikia, čia nesąmonė, čia, žinai, neįdomu, čia niekas neįvertins ir panašiai. Visą savo bagažą, kurį turi, kurį tau dovanoja visata ar Dievas, tai viską ir naudoji einant savo keliu ir ieškant savo kvietimo, savo pašaukimo. Ir viskas, kas pas tavai yra, viską galima pritaikyti ir netgi tą patį pozityvą galima pritaikyti. Dabar neišsiplėsiu.
Aha, dabar pasižiūrėsim visiškai kitokias angelų kortas, nes asmeninė konsultacija vyksta net iš 11 skirtingų kortų koladžių, iš 11. Tai gaunat labai daug informacijos, valanda 15 minučių vien tik informacija balso žinutėmis. Šiandieną pas mus irgi klausėsi manęs būtent šito skaitimo žmonės, kurie turi kažkokią aiškiaregystės dovaną. Aš nesakau, kad būtinai viską matyti, bet kažkas turi stiprią intuiciją, kažkas mato ženklus, kažkas girdi galbūt daugiau visokius ten zvimbimus ausyse, gal kažkokias istorijas, ne žinutės perspėjančias. Tai va turi tokią stiprią intuiciją ir va tos visos vizijos arba skaičiukai ten 111 ir panašiai, arba mintis, arba nuojautos, jos yra teisingos. Žodžiu, tai atkreipkite dėmesį, gausi daugiau informacijos. Ir vat visus tos sunkumus, kuriuose dabar esi, ar ne, kažkas labai stipriai yra užstrigęs, jaučiu, kad labai stipriai kažkas yra užstrigęs, konkrečiai užstrigęs ir labai nusiminęs. Tiesiog, kai klausiau vat, angelų žinučių kortų, ką mes galim pasakyti, kam reikalinga išgirsti, tai man toks, vat, ir dabar jaučiu, kad kažkam labai reikia tai išgirsti. Kažkas yra sudėtingai labai situacijai ant tokias lenkščio, žinai, kada gyvenimas visiškai toj pasikeis, bet dar yra be galo baisu arba yra tiesiog labai didžiulis užstrigimas. Tai ateikite į asmeninę konsultaciją, nebūtinai angelų žinučių, tiesiog į asmeninę ar ne. Pralaušim ledus, pasižiūrėsim, kur ten užstrigot. Tai vad sako, ar tu kreipeisi dėl šitos situacijos į savo angelų sargus, ar tu prašei jų pagalbos, ar ne? Ar tu prašei jų pagalbos ir jie negali tau padėti, kol tu nesikreipi, nes tai yra laisvos valios principas, visatos dėsnis, jie negali jo pažeisti. Tai nepamirškite, kad ne dėl naujo iPhone'o ar ten Ferrari ar ne mes kreipiamės į angelų sargus, bet tada, kada mums iš tiesų yra svarbu ir reikia pagalbos. Ir kaip ir žadėjau, dabar pasižiūrėsime sielos žinutės, man taip jos patinka, nes aš taip gerai paspardu už pakaliuką, žinokit, tai jau ten, žinokit, nei savęs neapgausit, nieko nepaslėpsit, kaip ir nuo Dievo. Tai klausimas pirmiausia tau. Ko tu labiausiai bijai, ta prasme, ką tu labiausiai bijai prarasti? Tai dėl ko ten parinės labiausiai, ką labiausiai bijai prarasti, ne, va, tu esi užstrigęs ir tau yra užuomina. Kai eini gyvenimo keliu, keičiasi labai daug dalykų, ar ne, ir transformuojamės ir mes patys, ir mūsų gyvenimai. Ir visada dažniausiai reikia, tikrai dažniausiai praktiškai visą laiką yra tai, ką reikia paleisti. Ateina momentas, kad su kažkuo turime atsisveikinti. Kokia gera žinutė, žinokit, negaliu, kokia gerumo žinutė, čia yra tokia tiesa, žinokit, nerealiai, aišku, reikia ją suvokti, ar ne? Sąmoningumo. Kas visą tai, o kas jeigu visą tai yra didžiulis melas, ta prasme, kuriuo tu pati tikėjai, yra čia tavo klaidingas įsitikinimas. O kas jeigu neįmanoma prarasti tai, kas ir priklauso tau, ir tai jeigu yra tikra meilė, tikras žmogus, tikra situacija tavo, kad ir kas tai bebūtų, jeigu tai yra skirta tau, tu neprarasi. Tu neprarasi. Ir ar tu suvoki, o kas jeigu visa tai, ko tau reikia ir ką tu bijai prarasti, yra tiesiog tavyje. Tai yra tavyje. Ir tai neįmanoma prarasti šitų dalykų. Tu įsivaizduoji? Įsivaizduojat, kokias gilios mūsų konsultacijos būna. Įsivaizduojat, būtinai pamastyk ir net užsirašyk šitas eilutes ir panagrinėk šią savaitę. Ir dar vieną užuominą. Įvardink savo šitą baimę ir pačius blogiausius scenarius, o kas galėtų nutikti dar. Kaip tik turėjom konsultaciją ir irgi ėjom į gilį. Dirbom su baimėm, o kas galėtų nutikti baisiausia. Vat būtent surašyk scenarijų, kas galėtų nutikti baisiausia. Ir kai tu tai padarysi šitą pratimą, tau grįž labai daug energijos. Ir tu suvoksi, kur tu eini, reikia paskubėti, liko mažai sekundžių. Ir tavo šiandienos mantra, aš einu į priekį, nes aš žinau savo galią. Aš esu mylimas, aš esu saugus ir aš esu pakankama. Ir aš dar pridėsiu nuo savęs ir tau viskas yra įmanoma. Įsivaizduojate, kokias nuostabios žinutės. Bus labai įdomu, jeigu parašytumėt, ar jums patiko, ar darom kiekvieną pirmadienį, ar dar dažniau. Ir kad parašytumėt tie, kurie jau 2 savaitės, jau 2 pirmadienius klausėsi angelų žinučių ir kuriems irgi jos išsipildė ir pasiteisino. Dėkoju,
Myliu ir ačiū už palaikymą. Laukiu jūsų konsultacijose, gana kentėti. Pradėkit naują savo gyvenimo etapą.